Waarom? Wat is het? Dan zie je meer. Хорошо. Опа. No, spokojnie. Mama! Jak to przyjdzie? Gabriele. A kupolių siurlių. Pradėsime nuo kupolo. Tu kalba? Tas simbolizuoja šito laikotarpio gamtos patį didžiausią suvešėjimą ir sukupėjimą. Yra ne šiaip sau paliktos. Šitas šakas, ant šitų šakų galėsime, ypatingai merginos, galėsit mesti savo vainikus. Jūs galėsite mėtyti savo vainikus, bandyti laimę ir žiūrėti, po kiek metų ištekėsit. Čia vaikams labai aktualu. Šitie stulpai iš tikrųjų buvo tradiciškai gaminami ir pastatomi prie vartų. Merginos juos saugodavo, o vaikinai stengdavosi juos pavogti. Kodėl? Todėl, kad tie kupolės stulpai, jie būdavo apsaugo šitą sodybą, visą to sodybą apsaugodavo nuo piktų jėgų. Susikausti ir susikausti su savitačiu. Ir jūs kiekvienas eisite ir susirinksite 9 žolynų plokštelę.